Gera diagnostika lemia gerą gydymą. Teisinga diagnozė, teisingas situacijos įvertinimas mums padeda planuoti gydymą ir pasiekti geriausią rezultatą. Mes pasitelkiam visas įmanomas priemonės tam rezultatui pasiekti. Viena pagrindinė tai yra 3D kūginio pluošto kompiuterinės tomografijos tyrimas, kurios metu mes galime įvertinti žandikaulio būklę visomis kryptimis, kaip aš sakau, matyti įvairiausius kitomis dantų rentgenogramomis nepastebimus darinius ar objektus ir tai padeda diagnozuoti tinkamai ir planuoti tinkamai gydymą. Taip pat pasitelkiam intraoralinį skenavimą dantų lankų, kas mums padeda planuoti gydinės implantacijas, kurios pasižymi itin dideliu tikslumu ir visą tai padeda mums pasiekti geriausią rezultatą pacientui. Man kaip burnos chirurgui kompiuterinė tomografija yra būtinas įrankis planuojant operacinį gydymą. Ar tai būtų uždegiminės kilmės pakitimai, ar tai būtų cistiniai dariniai žandikaulyje. Iš tikrųjų tai yra man asmeniškai svarbiausias įrankis planuojant operacijas ir be jo niekaip negaliu. Šiandien dienai tikrai 3D kūginio pluošto kompiuterinė tomografija yra svarbiausias įrankis mano arsenale planuojant operacijas. Matosi įvairūs dariniai, ko galima nepastebėti atliekant įprastas rentgenogramas. Galiu tiksliai išsimontuoti milimetrų tikslumu, kur aš noriu, kad implantas atsirastų. Tai neatsiejamas įrankis nuo mano darbo praktikos. 3D kūginio pluošto kompiuterinės tomografijos tyrimas padeda ir sumažinti komplikacijų riziką, nes gali įvertinti visas anatominės struktūras, kurios yra svarbios planuojant operacinį gydymą.